Labas visi, masal gerbėjai. Ko neaiškot, gal aš jau nuskendęs esu, kiek laikiau, ne vien film nebedėjau, tai vienu žodžiu pradingau. Bet va, viskas gera, esu gyvus, kaip gyvus tiksliau. Matot, kiek prisikrovęs viskių reikalų ir nepatikėsit, vėl esu jau deikių tvinkinį. Trumpa istorijas. Vienu žodžiu, kodėl aš taip ilgą užtrukau, kas čia man gaunas, kas negaunas, kadangi vis tiek noriu papasakoti. Prieš papasakojant visų pirma noriu padėkoti rėmėjams, padėkoti ten Justas, Laimons, Silva, kiek atsimenu. Dar kažkas paskaitys, visus būtina paminės, visiems asmenišką dar padėkos. Labai ačiū, kas palaikot. Tikrai vargstu pakankama ir tas palaikyms į labai fainai ir vien dien tikiu, kad įvyks ta misija, kurį sakiau, kad galėčiau kažkokį pagalbininkų turėti. Tai va, reiškia taip, sužiūrėjau pradžio jau deikių tvinkinį, kad leisiu, reiškia, tą, mobilis auto ves įrang, ten vadinamajam tam apendicite, tarp dujų ir naftos ūkiaus, kur yra vien žodžiu į tą. Buvau apsižiūrėjęs, prieš kelias dainas atvažiavau leist. Matau, kad ondau tragiškai, jūs matėte tų video iš tikrųjų ir... Bet galvoju, ką atgal besiviešiau. Įleidau vis tiek, matysit video. Tragedija, niek negal matyti, vieną kitą žuvelį praplauk, vis blogas, susinervinau. O antrą dieną, jeigu neklyst, tai buvo sekmadienis, parsivežiau atgal, išvežiau į Plinkšius, galvoju, kažkur vis tiek reikia leisti. Žadėjau platelis, bet davai Plinkšius, nes plan su platelės dar ir vienžodžiu kitoks. Tai Plinkšius leidau Undurniaus. Tiesiog galvoju leisiu Undurniaus, nes vis dėlto tas variants, kada žuvis tor saveids laikos, tai ir pasiteisins ir dar kartą pasitvirtin, taip ir yra. Ir plus dar kalbėjau su vienu tokio žvėju, maladėrs, ten buvo du žvėjai ir vienas pasakoja, kad daug metų į pranardis ir sakė, taip ir plauk, žuviais nėr, po vandien tai ir plauk. Ir ner, gal neteisinga vėl sakau. Ir reiškia, kitur žuviais į daug. Tai aš Undurniaus indėjau, Undurniaus įgavos. Ten matysit, vienas kits linėlis, plauk nedidelis, raudų belekeik. Karšiuks vienas kits, tai va, palaikiau 2 paras. Ir nenurimstu, nepatek, man ten galvai reikia arba perdėti į ketveit, bet dabar ten turbūt varžybas, kiek žinau, savaitgalį. Tai nusileidėms reikia paizyti ten antram gali link telšių, kur būtom valtai ir iš karto galimybę, kur nėra privažiuoti arčiau kažkap tai. Tai vėl problema ir galvai važiuosi iškuoti vėl, kur aš kitur, vėl važiuoju jau deikių tvinkinį, va dabar esu čia, matot, prisikroviau visko belekiai, akumuliatorių ir taip toliau. Įbandau čia į priušmanks pakankamas skaidrus. Žvėja galėjote jau pasakyti, jeigu žvėjuoji, tai matot, praneškite, jau vyt skaidrus, ten ondau. Visio, nes ką pakeis pozicijas, vis tiek čia kažko gal įdomesnė bus. Tai va, vien žodžiu tokia situacija. Leido čia, dabar plauks pasižiūrės kažkokį veitelį, kažkur prižalių, matysim, irgi leido Undurniaus, halot neturi, nes tiesiog neturi, ano. Tai negali matyti, kur žuviais, ir matysim, vien žodžiu ir neužilgo, jau galbūt ryto kažkokį filmokį dėsi, ar ateis, neteis per naktį. Dar buvau niuansų, čia toik vat sujungėms įpadaryts buvau raudons, galbūt, kad ta žuvis irgi baidys, tai primečiau gal to raudonbei, nes toks įtarims, kad žuvis baugi ir pakankama. Tai vat vis dėlto reiks galbūt pradėti viskų net maskauti, bet tai pastebėsim dar ateiti, ar tai ir iš tikrųjų, ar čia tik aš galvojate. Tai va, tokį dalyką, visiems geros nuotaikas. Ačiū rėmėjams, ačiū, kaip sakas, prenumeruojat kanalą, kas ačiū, like uždedat, nes man vis tiek, kaip sak, juda į priekį, daugiau paplintas viens ar kits video ir vis tiek norės daugiau tų žmonių, kaip sak, susirinktumėm į didesnį būrį ir mes daugiau galėsim nuveikti didesnį būrį būdami. Tai visiems iki, laukit sekančių video.